Keliaujam į Vištytis gravel varžybas. Labą dieną. Jau, tik tokia pažiūrėjau. Labą dieną. Labą dieną. Bet tu be navigacijos važiuoji, ne? Taip, čia dukas atminimui. Žemėlapio? Aš užsidedu trasą, nusipiešiu. Nu, nusprendėjai? Važiuosiu jo. Važiuosi švelniai ar Važiuosiu. tada? Tai paskutinės 2 savaitės šiek tiek sirguliavau, tai buvo abejonių važiuoti ar ne, bet važiuojam. Tai pernai metais Vištytis buvo mano pirmas laimėtos ever varžybos ant dviračio, tai negalėjau praleisti. Šiaip man labai patinka kalnuotos trasos, jaučiu ten, kad turiu šiek tiek pranašumo, tai negalėjau praleisti šitos progos. Važiuojam. Liūdna tai, kad mano kamera tik 1,5 valandos laiko, tai aš iš viso važiavau 2 valandas ir 53 minutės, tai beveik pusės kadrų iš trasos dėja ir nepamatysit, bet rodau, ką turiu. Tai čia įsivažiavusiu po plento į mišką, pirmasis zavaliukas, tai smėlio vietoje aš irgi pakibau, kažkaip bijau lysti per vidurį ir tiesiog nusprendžiau sustoti ir truputėlį paėjėti. Tai čia prasideda mano varžovių gaudimas, prieki buvo Lina Stonkuvienė ir Elena Čiuraitė, tai pamažu bandau jas vytis. Čia toks įdomesnis kalniukas, toks iš medžio, nežinau, sudėliotas, kaip čia pavadint, bet tikrai įdomesnis toks radinys miške. Čia jau pasigavau Liną. Noriu tik parodyti, kaip blogai atsistojau ir turėjau ją važiuoti iš paskos, bet atsistojau ne į tą pusę ir šiek tiek prasileidau. Bet į smėlėtą kalniuką pamažu Liną pasivijau ir po šito kalno jos ir nebemačiau. Toliau bandom vytis Eleną. Šitose varžybose man baisiausia buvo tikrai ne įkalnės, o nuokalnės, nes tikrai buvo didelių greičių ir aš pati stengiuosi kiek įmanoma mažiau tos stabdžius pamažu stabdyti ir naudoti, tai žodžiu, buvo kova su savo baimėm. Va, matosi priekį ir Elena ir pamažu bandom vytis. Tik čia praslydo mano ratas ir, žodžiu, sustojau ir nuo čia jau bėgu į kalniuką. Kažkaip pagalvojau, kad užbėgti bus greičiau, bet ir bėgau dviratininkų greičiu, bet vis dėlto reikėjo stot ir šokti ant dviračio kuo greičiau. Ir tie vėl linksmieji nusileidimai, nuo kurių man baisiai baisu buvo, bet su kiekvienu truputėlį drąsiau. Ši baisiausia buvo priekį matyti važiuojančių dviratininkų galinius ratus slidinėjant smėliu, bet nieko, viskas saugiai ir gerai. Čia į šitą kalniuką visai lengvai užvažiavau ir po jo pasivijau Eleną, aplenkiau ir nebemačiau. Tai čia prasidėjo mano kova su vyrais. Ne visai kova, bet, žodžiu, lenktyniavau su jais. Šitas dar vienas toks linksmesnis ir įdomesnis nusileidimas ir po jo dar tik keli buvo tokie smaugus ir ekstremalus, bet šitas vienas iš tikrai įdomesnių. Galit tikriausiai ir girdėt. Šiaip po šito iškirpau, bet turėjau maždaug 15 minučių tokią visai vienišą atkarpą ir važiavau viena, tai kažką prisivydavau, bet nevažiuodavom kartu. Ir nuo čia, tai maždaug nuo kokio 20 kilometro važiuoju su grupelė vyrukų ir pamažu judam pirmyn. Šiaip labiausiai tas jautėsi, kad nuo kalno jie man per šoną, o tik kur kalniukas aš po truputėlį paspaudžiu pirmyn. Tai čia irgi greitas nusileidimas ir paleidau. Matosi, kaip rūksta jų dūmai. Čia dar toks irgi smėlėtesnis kelias ir greitas nusileidimas, tai šiek tiek irgi
pristabdžiau, bet vėl važiuojam tolyn. Šiaip buvo tokių šlikščių akmenuotų kalnų, per kuriuos atrodo neįmanoma važiuoti, bet kažkaip susikaupi ir užvažiuoji. Tai vėl eilinį kartą vyruką aplenkiu, tada nuo kalno jis mane ir taip pasitampam. Bet dar vienas eksponatas kalnas, tai yra nuokalnė, kuria tikrai nebuvo labai įsivažiuoti. Ir dar vienas pakilimas akmenuotas, į kurį važiuoju ir galvoju, o Dieve. Šiaip labai gaila, kad negaliu parodyti savo čia greičio, paverio ir pulso ar kitų duomenų. Labai stengiausi ir bandžiau, bet bemba, niekaip nepavyko susinchronizuoti, kad rodytų viską normaliai. Rodo man labai nušokusi vaizdą ir duomenis tai yra, tai net neapsimokėjo nieko kelt. Jeigu šiaip įdomu statistika arba skaičiukai, tai jais pasidalinsiu. O čionais mane pasivijo Simonas. Šiaip jį buvau aplenkusi, bet jis čionais privažiavo ties maždaug 30 km ir pasakė, kad mano varžovės visai netoli, o jis iš neturėjimo ką veikti mane pasivijo. Tai sako, važiuojam ir bandom bėgti toliau. Tai žodžiu, planas pavyko. Šiaip Simonas visiškai MVP šito raido, nors mes su juo važiavom maždaug nuo 30 km iki maitinimo punkto, tai kokius, tarp 20-30 km, labiau link 30, bet jis visiškai buvo mano direktor sportiv, klausė, ar valgau, saugojo nuo vėjo, žodžiu, vežė ant rato, dirigavo, kur man važiuoti, ant kieno rato sėdėti, už ką galiu tik padėkoti Simonui. Manau, tikrai nebuvo lengva, bet labai smagu, visiškai mano herojus varžybų. O kalbant apie skaičiukus, tai gavosi 2 valandos 53 minutės, gavosi beveik 1200 metrų sukilimo, vidutiniai vatai buvo 160, vidutinis greitis gavosi 28,2, o kalbant apie mitybą, tai suvalgiau 6 geliukus po 40 gramų angliavandenių ir turėjau 1,5 litro izotoninio gėrimo kupriniai, bei turėjau 0,5 litro elektrolitų gertuviai. Tai žodžiu, gavosi apie 300 gramų angliavandenių per beveik 3 valandas, kas manau yra visai nemažai, bet man tikrai buvo super. Plus pernai metais per varžybas man žiauriai sutraukė mėšlungis į paskutinį finišo kalną, tai kas važiavote į finišą, tas suprantat, koks ten tas kalniukas smagus, bet šiemet dar suvartojau 3 druskų solstiko tabletes, tai buvo visiškai super. Jaučiau, kad nori šiek tiek traukt, bet suvalgius išgerusies visiškai dingo šitas. Nu ir ką, toliau važiuojam su šaika, išsukam į plentą ir tolumoj matom pažįstamą veidą. Ogi Jonas Rudys. Tai imam kartu į kompaniją ir toliau lekiam į žvyro kelius. Čia vat Jonas Rudys bandė patakuot, bet nieko, paėmėm jį. Šiaip šitas vyrukas prieki, kur važiuoja, su Asos apranga tokia ir su man labai gražiu šalmu, irgi žiauriai šaunuolis, jis vienoje vietoje matė, kad aš jau plaukiu, tai šiek tiek palaukė, bet likus gal 15 km iki finišo jisai su grupele nuvažiavo, nes aš truputėlį prieš tokį upelį užstabdžiau ir žodžiu pasilikau už jų. Tai paskutiniai gal 15 km buvo tokie vieniši, bet man visai patinka važiuoti savo greičiu ir tikrai nebūtina visą laiką važiuoti įsikibus už rato, plus mačiau, kad nieks net važiuoja iš galo, tai buvo visai ramu. Tai va, tokios tos varžybos. Pirma vieta, nors nebuvo baisiai daug tos konkurencijos, bet smagu vėl apginti savo titulą. Tai ačiū, kad žiūrėjot ir pasidalinsiu ateityje daugiau. 50 jau galvoju.